Nu va, Bronius, Broniukas. Kitą kartą tokius žodelius, kaip avinas, debilas, dalbajobas, durna tu durna pelė, prisisaugo geriau kalbėdamas apie savo artimuosius. Česlavas, jeigu jūs skaitote, kad jeigu aš liausiuosi vadinęs jumis dalbajobu, tai jūs nors kiek tapsit protingesnis už šitą gyvūną. Ne. Mokslininkai jau seniai įrodė, kad vakuume nevyksta jokie procesai, o pas jumis galvoje būtent ir yra mano paminėtas vakuumas. Jūs net į karininkų mokyklą nepriimtų. Taip kad prašau nesiparinti dalbajobę. Aš prieš kalbėdamas pagalvočiau, jeigu jūs dar sugebate tai daryti. Aš vat gavau laišką nuo pusbrolio. Rašo, kad turi 5 daną. Nu, kaip sakant, užuojautas, kaip sakoma, в семье не без рода. Tu, vėdarų mulki, supranti, kad tu šneki. Išgirstų užmuštų. Jis turi 5 daną. Aš labai atsiprašau, o kaip apie pirmus 4 danus tada jis juos užjodė, ar jie jį paliko? Ir aš labai tikiuosi, kad jie buvo pilnamečiai, nes priešingų atveju čia gautųsi visiškas iškrypimas. Tu šiukšlė supranti, nors kas tas danas? Taip, puikiausiai suprantu. Tai šalies vardu Danija pilietis, kur sėdi rusalka su nupjauta galva. Keistokas šiaip tai skonis, sakyčiau. Vat pas manęs gretimoj laiptiniai Robertas toksai. Tai jis turėjo ir Danijų, ir Norvegijų, sakė, šaltas, tas Skandinavijos. Užlipi, sako, šalta, tai tas daikčiukas sumažėja, vat kaip pas jumis dabar. Tarsi ledukas tarp jūros ledų. Durniau, aš apie karatę šneku. O, tai taip reikėjo sakyti šitą tą meną, kur aukštai kojas kilnojo, tai nieko nuostabaus, kad jūsų pusbrolis ten pasimetė, nes, kaip sakoma, balėtė apie 90% gėjai. Bet jūsų pusbrolis galėtų ir pasieksperimentuoti su kitos tautybės lyderais. Sako, kad Gruzinai visai nieko. Bet šiaip dėkoju jums, kad išsibėdavojote, dabar paliko lengviau. Kam kitam neįsipasakos, jeigu nedraugai. Sveiki, vyrai! Turiu amžiaus pasiūlymą. Priimsit, pasigailėsit. Nepasigailėsit. Čia apie lytinius santykius prabylote? Moteriškė būsite visapusiškai patenkinta, nenusivilsite, bo mes su Česlovaku esam tikri spėci ant šito kanto. Jo, man abi moteris, man po sekso sakė, kad esu visiškas gaidys. O šitie gyvūnėliai, tai ohoho, kiek jie seksualiniai počuoj gali pridaryti. Rūpšasi kai velniai. Nu, taigi vienas gaidys gali aptarnauti 20 kur tai vištų. Taigi čia kokie seksualiniai pajėgumai. Ne! Siūlau jums šitą geresnio. Siūlau jums internetą už 1 litą. Koks čia kiekis? Gal ir bus gerai kals? Bonkos ant 2 užteks? Česlovakas, čia kalba eina visai ne apie gėrimus. Miela moteriškė, tarime ne ir dar kartą griežta ne. Mes, kad ir ne idealai, na, bet tačiau pas mumis į garažą visokių narkotikų ir pidarnėtų prašom čia nenešiot, bo dar milicija užgrius. O, jūs durneliai, internetas, tai žinokit, yra daiktas, ohoho, internetas, aš pasakyčiau, yra šių laikų verslo variklis ir pramoga. Jeigu jūs įlendate į internetą, pasiknaisiojate, jūs surandat tokių čatų, kur galit su mergom savo laisvai pabendrauti, ir labiau pasiknaisioję jūs surasite tokių puslapėlių, kur mergų nuogų tokių yra nuotraukėlių. Durneliai. O tai, sakykit, tam internete bus nuotraukų, kur teta Vanda iš Poznanės su Asilu Donovanu jam zinziliuką bučiuoja? Būna, šitokai būna, ta su Vanda bus, na, vyrai. Jamam, nes pabodo tos visiškai, tos mūsų plakatai visi, tos bobos moraliai paseno viskas. Gerai, tai dabar paaiškinu. Šitą dėžutę kišat į elektrą ir pajungiat internetą. Ir tada jau pasijungiat, naršot, ieškot visko, ko reikia. Aš tai manau, kad jūs esat protingi, čatą savo surasit. Aš bėgu, tiesa vakare ateis abonentas surinkti abonentinį mokestį. Gerai? Gerai naršykit, gero verslo. O, velnio nešta boba, žiūrėk. Nu, ji mums internetą davė. A kur įdomu čia, toj dėželėj tos bobos? Man, gerbiamas Česlovai, atrodo, kad mumis santykiavo. Reikia prie šito daikto dar ir kompiuterį turėti. O mes nežinojom. Kompiuterį? Tai gal ir susikombinuosim. Taigi bobos dėžutėj niekur nepabėgs. O Asilas Donovanas? Sveiki, etatiniai darbuotojai.
Labą dieną. Nu tai ką, darbo nori? Noriu. Nu tai važiuokit į Airiją, sako, ten gerai moka. Patampysit plytų už kokį 1000 eurų. Važiuočiau, panulį, važiuočiau, tik va, pinigų ant bilieto neturiu. Jeigu pašalpas išmokėtume, tai tada ką pyt padarė. Klausyk tu, šunsnuki, kokios tau pašalpos? Direktorius gerbiamas teisingai kartą sakė, kad čia ne pašalpų, čia darbo birža. O kas nedirba, senas graikė, tam ir pašalpų duoti nereikia. Tai ko jūs patys nedirbat? Teisingai. Vat kaip ponas direktorius sako, važiuotumėte į Airiją, arba čia statybininkų trūksta. Ramiai, visi sėdami savo vietas, nes išsiųsiu į Bušido lygą padirbėti kriaušiams. Ale atsirado atsmarkuoliai. Klausyk, bet tu senuk ir teisus iš vienos pusės, nes jeigu tu nenori į Airiją už daug padirbėti, tai aš tau galiu pasiūlyti už mažai ir nekvalifikuotai. Vienai statybiniai firmai reikia 50 darbininkų statybose dirbti. Reiškia, darbas visiškai nekvalifikuotas, nes statybos yra pardavimui, o ne savo. Gerbiamas ponas direktorius, mes mielai eitume, bet tačiau negalim, nes skaitau, kad Lietuvai galėtume naudą atnešti kokiai nors intelektualesniai srity. Plytas tai gali bet kas senukai vat panešiuoti. Ar be to man dar alergija? Šudergija tau! Taip, aš žinau tas jūsų alergijas, intelektualai, mižudergijas. A jūs ką? Jūs ką? Pašalpom? Tik tai nealergiški, ne? Gal policininkais norit padirbėti? Aš tai, ponas direktorius, niekaip milicijoje negalėčiau. Aš netaip išauklėtas, aš kyšių negaliu imti. Tai, taip sakom, man nesuderinama su mano sąžinė. Aš tai kyšius galiu, žinokim, bet jeigu tik nereiktų dalintis. O šiaip tai aš nenoriu. Zamolskis laisvėj reiks gaudyti, tanjinų, tai žinai. Ar per 2 metus prisirinksiu 8 litų, iš tų kyšių įvairių. Kur aš juos dėsiu, kai eurą įves, kaip koks durnelis, lochelis. Tegul seniai geriau eina gulinčiais policininkais dirbti. Nu gerai, žiūrim, ką turim toliau. Vilniaus psichiatriniai reikalingas vienetų kolekcijos papildymai. Neringos savivaldybė ieško drąsaus žmogaus nelegaliom statybom savavališkai nugriauti. Didžiasalio darbo biržai reikalingi negerintis bedarbiai. Pažinčių tarnyba Vidų Zapervovą Sprečnavą priimtų į darbą nukriošusi milijonierių klientams viliot. Va, radau. Čia gal ir jums tiks. Nerealiam realybės šou, grožio fabrikas reikalingi savanoriai plastinėms operacijoms. Aš imu, ponas direktoriau. Čia kaip tik šansas man. Jeigu jūs man duosit šitą darbą, tai aš jums net savo 3 pašalpas iš eilės atiduosiu. Čia mano gyvenimo šansas. Ką tu ten nori išsioperuoti, senelį? Ten impotencijos negydo. Ne. Ten tik korekcijas daro. A su tavo amžium koks skirtumas, kiek ten pas tave kabo? Ar 3 centimetrai, ar pusę metro? O ir ne. Aš visą gyvenimą norėjau pasididinti papus ir būti manekenė. O dabar šį sykį mano jau žydroji svajonė išsipildys. Jo, draugas direktorius, čia jau diagnozė. Manau, kad duokit siuntimą į psichiatrijos ligoninę, sueis už vinetų. Ką jūs seni išgamos realybės šou norite vaidinti? Jūs pažiūrėkit, jūs nevykėliai. Reikia čia tokių jaunatviškų, energingų, sėkmingų žmonių, kaip mes su bronim, o ne tokių lūzerių ir outsiderių visuomenės, kaip jūs. Mes jamam šį darbą, ponas direktorius. Mes esam telefotogeniški, mes esam Lietuvos ateitis, mes tinkam šitam einam čia. Pasižiūrime kamerą. Mes esam Bronius ir Česlovas. Bronius ir Česlovas. Bronius ir žvaigždės. Bronius ir Česlovas. Bronius ir Česlovas. Česlovas. Bronius. Česlovas. Bronius. Bronius ir Česlovas. Nu ką, gerbėmiai, plastinę operaciją padaryti, tai yra ne vištai galvą nupjauti. Kur reikia, nupjausim, kur reikia, prisiūsim. Svarbiausia, įsėskite iš čia, tai jokie artimieji jūsų nepažins. O taip jau visai niekas ir nepažins? Visai. Nu tai ne tai, kad... Kad gimtoji mama, bet ir žmona, ir policija.
ir mokesčių inspekcija. Jūs būsit, nu, kaip tabula rasa. Pats pidarastas. Česlovas, žiūrėkit, taigi mes galim prisiskolinti iš savo draugų daug pinigo ir nereiks po operacijos grąžinti. Tiksliai. O, gerai. Daktaras gal 20 litukų paskolint galim. Durnas, daugiau reik prašyti. Daktaras, gal galėtumėt paskolinti 25 litus. Po operacijos grąžinsiu. Jokaukite. Po to gal jokas nebeims. Sakoma, geriausias pacientas yra tas pacientas, kuris yra su humoro jausmu. Tai po operacijos netoks piktas būna. Nu, tai ką norėtumėt pasigražinti? Aš, daktaras, turiu tokią intimę problemėlę, aš jums kaip kunigui. Suprantu, laikykim, kad šita problemėlė nėra jau labai ir didelė. Ir mes labai ją paprastai išspręsim. O kokio dydžio norėtumėt? Norėčiau tokį, kad po operacijos, kad ir moterims keltų nuostabą, o man būtų pasididžiavimas. Nu, tai padarysim. O jūs, broniau? Su problema pas mane, gerbiamas daktaras, kaip tik viskas tvarkoja, ten yra mano pasididžiavimas, ne problema. Bet man, Dievas kitoj vietoj pagailėjo. Biški retą, atrodau kaip šaratas, kur kaliniai į pimpalus įsideda. Jūsų visas šitas problemas yra lengvai pagydomas ir išsprendžiamas. Kurgi mano skalpelis? Jūsų problema mes implantuosime agurotį. Ir jūsų problema visada bus labai kieta ir visada labai trauks moteriškių dėmesį. Jūs, daktaras, truputį mane netaip supratote. Su šituo agregatu aš norėčiau ne varpus mušti, o moteris krūšti. Na, savo interpretacijas pasilaikykite savo ir viską patikėkite specialistams. Jeigu aš jau ką darau, tai patikėkite, aš viską darau iš peties. Va, implantuosim jums šitą agurotį. Jūs nei pro vieną moterį neprasprūsit. Jūs būsite kaip koks nors, vyriškas Lola Ferrari ir mes užfiksuosim kaip rekordą. Daktaras yra teisus. Jūs, gerbiamas Česlovas, apsispręskite, tai jums per didelis, tai per mažas. Sliekas kelnėse. Daktaras, kaip su mano problema? Nu tai čia dar paprašiau. O jums garbanuoti plaukai tiks? Norėčiau būti garbiniuotas blondinas. Sorry. Nieko. Nu tai gerai. Žodžiu, nusidažysit kaip norėsit. Padarysim taip. Jums ant makaulės persėdinsim kolegos kūšį. Nes jam vis tiek už to didelio varpo nieko nesimatys ir ten pasikasi labai nepatogu. Tai, Geras nešvantybės šnekat, daktaras. Ar jūs kada nors suostėt jo kūšį? Jis smirda smegmai senelių prieglaudos plaušinėm, ką neteisybės sakau? O ką mušiesi, tavo kūšis smirda? Ai, ne, mano nesmirda čia. Bet man tavo kūšį reiks ant galvos nešioti. Nu, neknyskit man smegenų. Nu, aš daktaras ar ne aš daktaras? Jūs daktaras. Daktaras. Ir tarp kitko, čia yra pats patikimiausias būdas. Pats patikimiausias būdas, kur jūs matėte nuplikusią kūšį. Ir aš nemačiau. Jūsų ševeliūra bus amžina. Gerai, aš einu pasigalasiu skalpelį, jūs tuo metu dezinfekuokitės. Užpildant sakyčių? Taip, užkandžiaukit gerai, įsitrinkite vazelinu ir mes netrukus pradėsim operaciją. Bronius, man čia kažkas ne taip. Žinok, spiritas gal ir gerai, mišrainė irgi, bet aš kažkaip dramblių krūš nesirašu. Ir man to agoročių nereikia. Aš kažkur skaičiau, kad svarbiausia ne dydis, o kaip sakoma... Pasididžiavimas. Taip. Aš norėčiau grįžti į tematiką, pardystyti apie jūsų kūšį. Iš tiesų smirda. Per 30 царствas государствas, per 30 jūrmilių jūsų blogas kvapas nuo jūsų kūšio išsklinda po visą Vilnių. Paustikit pats. Ir aš man nepatinka ta mintis, kad aš nešiočiau iki gyvenimo galo jūsų ryžą žilstelėjusi kūšį ant galvos. Nu, jo. Nenorėčiau. Juokėsi tualetas, kad apmištas klozetas. A jūs pats savo ruoštą norėtumėte agurotį nešioti vietoj savo slieko? Abejoju. Skaitau, Bronius, kad reikia mums dingti į garažą, kol mums dar čia nepadarė nesąmonių. Bėgam. A kas pirmas? Vat jūs pirmas eikit. A davai pamarskomu, kas pirmas bėgs. Va. Einam kartu, atsiprašau dėl to kūšio. Bus tų kūšių, ne karo metas.
Sveiki, mano mėlyjeji besočiai. Pono Česlovako receptai. Malonu, kad jūs susirinkę prie žydrųjų ekranų. Turite pasiėmę tušelius ir laukite... Kiek dabar laiko yra, žiūrėjau? Neįsivaizduoju, gal apie 11 kažką. Reklamą rodė jau, ne? Rodė reklamą, ne? Man atrodė, kad jau rodė reklamą. Tai kalbėkite. Vėlų, ne? Vėlus laikas. Vėlus laikas, tai vėlai rodo. Bet vėlų laiką valgyti, žinai, taip ir netinka, reikia kažką lengvo žmonėm pasigaminti, ko nors. Šiandien darysime lęšių sriubą. Lęšių sriubai reikia švaraus puodo, vandenio ir tų pačių lęšių. Aišku, tiks mums lęšiai iš mūsų akių, mažiukai kokie. Stambesnių lęšių galime surasti, tai yra lęšiai iš močiutės akinuko. Kiek laiko dabar yra? Kažkur, žinok, apie 11. Vėlus laikas. Nieko norisi jums. Tai ką, metam močiutės lęšius, šitos lęšius galime. Be šitų negalima, be šitų lęšių aš niekas. Palikit mano lęšius ramybėje, turite savo lęšių. Nu, šiaip teisingai, mano lęšiai irgi tiktų, bet aš be jų negaliu vesti laidos. Na, paėmam tada labai daug lęšių iš įvairiausių akinių. Čia ir Gucci, ir Saint Laurent'as, ir netgi akiniai Ambassador. Nu ir ką ant smulkios ugnelės... Kiek dabar valandų yra, nežinot? Bronius kažkur tai žinokit apie 11 yra. Va, aš taip ilgai mėgojau. 10 minučių plius minus. 10 minučių? 10 minučių plius minus. Ir ant silpnos ugnies kaitinam lęšiukus. Kai pritrūkstam lęšių, mums galėtų pagelbėti mūsų laidos kūrybinės grupės labai mėgstami šprotai. Bet mes jos dedame praktiškai kiekvieną patiekalą ir atidarinėtas karbonkės mums labai smirda. Ir tos žuvelės tarsi galim kompensuoti kokiais nors egzotinių prieskonių gausa. Bet kadangi prieskonių turim špygą taupuotą, kažkokių varlių akių nepridėsime, tai patiekalas kaip ir gatavas. Broniau, lęšių sriuba gatava. Tai valgykit, aš pamėgosiu. Gal šprotą atsidarom? Aš gal einu į lovą atsigulsiu, man šiandien nenoriu aš čia būti. Labai teisingai, labai vėlus. Pats valgykitės. O, operatorius. Filmuojam, kipsas. Labanakt. Likit su Alanka, aišku. Vėlus laikas. Geras susiukus. Labą dieną, gerbiami žiūrovas. Nusikensi medicinos personalo. Išsiilgi mano rubrikų Ainis Skauda, netradicinė medicina. Ir šiandien, kaip visada, man padeda Česlovėlis. Padedu dėl to, kad laikau dabar stiklainį. Greičiau gal galėtume? Negaliu, aš šlapimo puslį gali sprogti. Šiandien pakalbėsime apie vaistą. Pats veiksmingiausi liaudžios medicinos pripratą. Myžaliukas, liaudžiai vadinami šlapimas. Gerą spalvą, ne? Gerą spalvą, tai gal jau užteks? Ne, dar. Nu, jūs neva kaip milžinas. Tai koks ir pimpalas didelis, tai kiek iš tokio išbėgs viskas? Galvojate, čia minutė ir viskas? Ne, čia per visą rubriką bėgs. Aš dabar truputį tik parodysiu, kiek turime dabar jau. O, palaukite, o, klapčiukas, nukratykit, va. Dar biškį, duokit atsidaro. Oi, apsisisiojau aš jums. Ranką biškį. Laikykite. Šlapimas galima išgydyti praktiškai viską, išskyrus nelaimingą meilę ir, žmogišką drunumą. Jeigu, pavyzdžiui, vyriškai iš pažasties bėga prakeitis arba kojos prakaitoja, tada reikia prisisioti, kaip aš dabar, tokį pilną sloiniką, ir įsitrinti pažastis. Sisiukas arba šlapimas, arba tiesiog myžalas yra neapsakomai efektinga priemonė prieš visokias egzemas, herpesus, gonorėjas, ir, aišku, prieš paprastą buitinį kosėjimą. Matome, Česlovas pasigavo kokią tai bacilą ir kosėja. Mes jam iš karto duodame auksaspalvę gintarinio cirpulo išgerti. Ir matome, Česlovas nustojo kosėti net prieš pradėdamas gerti. Nes, matyt, bijojo kosėti ir apsipilti, bėgosėdamas. Matome, Česlovas nutukis. Polinkis į alų, į nezdarovą gyvenimo būdą, ir, žinoma, prenibrigательство, masturbacija. Dėl to jam išaugo pilvas. Prašom, Česlovas, išgerti stebuklingo vaisto nuo nutukimas. Matome dabar, Česlovas geria.
keletas gurkšlė, aišku, piknaudžiausiai nereikia. Ir matome, svoris taip pat yra propolis. Sveikinu, malonu. Ačiū labai jums, daktarė. Dažnas vyriškis kenčia ne tik tai nuo prostatos susvetimėjimo, nelaimingos meilės, bet taip pat ir nuo smirdančių kojinių. Kaip kovoti su šito nelygumą? Prieš dėdamasis kojinės turime jas išmirkyti sisalose, mūsų minėtam liaudės vaiste. Išmirkame, nepagailime, išmuzuojame ir tada, jeigu tas nepadeda, reikia dar įkirsti po česnako skilcelę į kiekvieną kojinę pripirštą. Dar jums pasikretų, pasakosim vieną receptą, apie kurį niekas dar nežino. Reikia, užseks, reikia imti, jeigu tarp kitko kvapo nepanaikins, mes jums tada už česnaką sumokėsime. Čia tokia šutka. Po 2 savaičių. Kągi, pereikime prie mūsų recepto. Mums reikės minėtas slonikas su sisalais, kojinės galite pasimti savo, česnako mums irgi nebereikia, ir 2 kiaušinių. Įkalam kiaušinį, o į sisalus. O čia savi kiaušiniai ar ne? Ot, šitaip ir tada pamaišome. Pamaišome, kliuku ir dėmesio, svarbiausia vieta. Reikia 10 nudvėsusių silkių galvų. Kasdieną prisisiojame į sloniką, jūs matote, kad jau čia pakankamai prisisiota, jūs tiesiokite kasdieną po nedaug ir kiekvieną naują dieną įdėkite po negyvą silkės galvą. Na tai čia kaip žemaičiai cibulinę daro. Galima iš karto ir visas dėti, koks šis skirtumas, ir laikome savaitę prie radiatorius. Šitą mikstūrą padeda nuo visko. Išskyrus durnumą ir nelaimingą meilę. Zbignevai, niekur lausis į gaišą ir nesąmonės daro. Jo, jūs eikit migoti, jau vėlus metas vaškai. Įtariu, kad ta boba, žinok, mus išdūrė. Nėra čia jokių bobų šito dėžutėj. Nėra, aš tau sakau. Be reikalo pinigus išmetam. Jo, svoločius, sakyčiau, tą bobą. Aš tiek daug vilčių į tą dėžutę sudėjau. Pakasykit man čia. Nu nieko, skaitau, ateis abonentas, paaiškins viską. O to diena kaip tai be prasmės praėjo. Aš tai skaitau, kad diena be bobus tai kaip naktis be ateities. Sveiki vyrai, susipažinkim, aš abonentas. Iš jūsų po 100 litų už internetą. Sveiki gerbiamas panulį, bet mes kaip ir nepasinaudojom dar. Nu, kaip žinokit, negalim rasti šitoj dėžutėj tų bobų. Nu, nepasinaudojo, tai jau čia jūsų problemos, ne mano. Jūs gal kompiuterį nusipirkit, geriau gausis. O už internetą vis tiek mokėt reikia 100 litukų. Bet gerbiamasai, ta moteriškė, kur čia buvo, tai sakėsi, kad internetą gausim už 1 litukasą, ką mes jau ir sumokėjom. Na, bet tačiau paslaugos kaip iki šiol dar ir negavom. O bet tačiau litukas tai tik už internetą, tik už įvedimą, o abonentas tai už naudojimąsi. Bet tačiau neskaitėt papildomų sąlygų. Skubiai duodat pinigus ūmiai ir bet tačiau. Nes čia pilni garažai. Internetą įsivedė, dabar turi visus dėdukus išgaudyti. Bet čia ponulis kažkokia tai apgaulė. O jeigu aš pasakyčiau, kad mano pusbrolis turi 5 daną? Ach, 5 daną. O ką jeigu aš tau pasakysiu, kad aš turiu diržą su rudu dryžium? Anu vyrai pinigėlius greitai. Tuoj po podas stojim, prašom. Va taip. Kągi, sėkmės atveriant interneto paslaptis. Ata, kiaulė. Nekokią mes čia investiciją su tavim, bronius, padarėm. Tikra tiesa jūsų, gerbiamas Česlovakai. Čia net nėra ragai. Čia yra ragai eta lnk.lt.